Sveiki visi, čia Saidošo Gaming ir šiandien mes žaisime Minecraft 1.20.1 update'o versiją ir aš esu labai excited, nes yra labai daug išleistų versijų, tai yra labai daug išleistų visokių itemų dalykų ir kitokių mobų ir kitokių šūdų, galim sakyti. Gerai, atsiprašau. Taigi pradėsime nuo kanalų kūrimų, tai mano kanalas bus Saidošos 1.20.1 Survival. Arba aš manau, šį kartą mes žaisime ne Survival, bet Hardcore. Tai va, ką tai reiškia, turime tik vieną gyvybę ir jeigu mes mirsime, tai mirsime visam laikui ir mūsų seedas bus za. Ir mes generate structures, more, nieko nereik. Pradam kurti pasaulį! Tai va, esu labai excited, yra labai daug visokių features. Atsirado snifferiai, kurie sniffina viską. Paskui atsirado brušai, su jais galima brušint suspicious sandą, o jame galime rasti paskui archeologinių dalykų, kaip Tai va, galima dar rasti templėse, kaip sakoma, šventyklose galima rasti sudaužytų vazų fragmentų, jas sudėjus galime gauti patobulintas vazas. Ir taigi mes atsiradome savanoje, mūsų FPS-as, jop, 16:5 labai upina. Taigi mes pradėsime nuo medžio kirtimo, taip, medžio kirtimas, tai yra labai intensyvus dalykas. Nes mes, atsiminkite, žaidžiame hardcore išlikimą, taigi turime vieną gyvybę, jeigu mirštame visam laikui. Manau, kursiu daug epizodų, bus daug serijų, gal netgi ir sezonų, taigi tai yra, kaip sakoma, mano pirmas Minecraft hardcore išlikimas, kurį aš darau oficialiai savo YouTube'ės kanale Saidoša ir, kaip sakoma, manau, turėtų viskas būti labai puikiai. Tai va, turėčiau pasidaryti labai daug visokių dalykų, pradžiai namuką, paskui kiaulių fermą, paskui avių fermą, o pačią galo ir vištų fermą, paskui norėčiau pasidaryti kviečių fermą, arbūzų fermą, moliūgų fermą, moliūgų. Ir, paskui statysim erdvėlaivį, atominę elektrinę, hidroelektrinę. Hidroakumuliatorinė elektrinė, kaip sakoma, daug visokių dalykų. Taip, reikės fabrikų pasistatyti visokių. Taip, medis. Tai va, yra labai čia daug dalykų. Bet kaip visų pirma, aš norėčiau rasti daug geležies ir daug anglies, nes mums jos tikrai prireiks. Taigi darome kaip profai, va šitaip. Pim-pom, 2 stikai, trakšt, turim pikeksą, ačiū labai, kill all piggies, bus later, nes mes dabar neturime tam įrankių, bet pradžiai norėčiau susirasti akmens, o jis yra lygiai 3 blokai po žemė, atsiprašau, 4, tamsta proto neturiu, štai mūsų cobblestone'as, šiaip turėtume gauti stone'ą, nežinau kodėl cobblestone'as, bet aš galiu pasakyti, kad esu aš Minecraft veteranas, jau žaidžiu Minecraftą nuo daug metų, gal apie 10 metų, taigi pradėjau pirmą ant planšetinio, paskui perėjau ant mobilaus telefono, o dabar žaidžiu ant kompiuterio ir manau visai neblogai sekasi, tikrai turiu daug patirties, esu žaidęs Ticket Classic, Feed the Beast mod packą, Hexitą, Texitą 2, Sky Factory, taigi labai daug žinau visokių įmantrių receptų, kurių mums šiandien jų neprireiks, bet patirtis parodys savo, ką mes galėsime padaryti toliau. Trūksta vieno bloko, ne problema, taigi būtų labai gerai dar rasti mums kokį laivą paskendusį, pavyzdžiui Titaniką, tada aš galėčiau daug rasti lūto, pavyzdžiui paskendusį Treasure ir tenais galima rasti daug emeraldų, su kuriais mes paskui tradinsime su mūsų būsimais svečiais villageriais. Param! Kill all piggies, kill all sheep, žudom dėl mėsos, dėl vūlų, kaip sakoma, jeigu nori gyventi, arba tu kita, arba kitas tave. Bet aš manau, kad tik tais aš kita. Nu va, turim jau 5 mėsos per mūsų hardcore Minecraft išlikimą Saidošos kanale, YouTube'ės.
Nepamirškite YouTube'ais. Matau džiunglės, terasime arbūzų, geras startas, manau bus gera ir pabaiga. Sugarcanes. O taip, Squid Game'as. Ar man patiko, nežinau, bet dabar tikrai patiks, nes mes gausime Squid Inką. Bam. Būt gerai rasti. Jo, salmonas labai gerai, vėl maistas labai svarbus, hardcore, Minecraft išlikime, YouTube'is, Saidošas kanale. Beržinsko sala. Škibidi umbaba. Arba dada. De šrok, de vok, de šmok. Šrek. Tai va daug referencijų yra. Keista, kad mums labai lėtai eina kulšėlių baras, nes tikrai daug sprintinu, daug šokinėjau, daug vaikštau. O šitą karvę tokia tampri, kad net negaliu. Gerai, varom. Taigi, labai daug mūsų laukia projektų. Chicken Techno! Taip, maistas LT, centas. O turime mūsų pirmąjį gravelį, sendą smėlį, reikės stiklui. Būtų labai gerai gyventi šalia dykumos, kad šalia dykumos būtų džiunglės, nes tada mes galėsime visada turėti medienos šaltinį, o be medienos mes nieko nepadarysim. Aha. Ne, realiai norėčiau gyventi prie džiunglių, nes man yra visai kitoks vaibas, bet turiu prie džiunglių būti dykuma, nes tada aš prisiminčiau Tekit Classic laikus. Gerai, baram į džiunglės, matau kakavos pupelės, kaip sakoma, kakavos raugo rūsiai ir taigi mūsų pirmasis džiunglų medis, o taip. Labai gerai sekasi, kai ką pamiršau pasigamint, bet paskui pasidarysim, jūs turbūt galvojate, kad man reikia furinėsiu, nes tai reikės pavalgyti. Bet aš turiu geresnę idėją. Bet aš neturiu anglies tam turbūt. Užtat mes jos pasidarysim. Taigi, šį vakarą norėčiau pasidaryti mini namuką, kad tik išgyventi vieną naktį. O paskui ieškosimės normalų spotą, kur tikrai jau galėsime pasidaryti visą Pravieniškių pilį. Henriko daktaru. Pažiūrėkite interviu būtinai. Labai geras. Anglės! Anglės mums reikia. Ho. Nu va, turėsim anglies, paskui reikėtų ir geležies, nes be geležies nebus armūrų ir nebus geležinių įrankių, o mums jų tikrai reikės. Tai va labai gerai, mums anglies tikrai daug reikės, nes laukia daug projektų, kaip sakau, atominės elektrinės, hidroelektrinės, kosminis laivas, Kinijos siena, akmeninė iš kobalstauno. Taip, garbežys, siaurukas, platukas. Tai va, kažkas parašė. Nesvarbu, nes mes dabar mininam anglį. Anglės mums reikia. Oho. O turime nemažai anglies, labai gerai. Nu, viską radom apart vieną medį. Koperis tai yra varis. Nu, mums dabar vario nelabai reikia, bet kad jau pradėjau kasti, reikia pabaigti, ką jau pradėjai. Tai va. Nu va. Iš koperio gaila nesigamino jokie įrankiai. Tik tais dekoratyviniai blokai, bet mums dabar jų nelabai reikės, nes mes dar tikrai nieko mandraus nežadame statyti. Ypač per pirmąjį Minecraft išlikimą hardcore režimu YouTube'ai Saidošos kanale. Tai va. Nepamirškite paspausti prenumeratą, like, share, comment. Dislike'ų nereikia. Tikrai stengiuosi. Auč. Nu jo, ko
koperių nemažai čia radau, part vieną medį. O, džiunglės on fire. Čia buvo House Masteris Maros iš TBTT. Nu, ką dabar toks gyvenimas Minecraft'e. Mes greičiau pasidarysime leather armorus. O, kas tavo mamai buvo? O. Ką daryt? Pradžiai Maros reiktų šauti tiesiog campfire'ą, bet kažkaip su pagaliukais, ne? Oba, I knew it, I knew it. Tai va, ką mes čia turime? Pažiūrima, nėra geležies, kurios mums labai reikėtų. Geležie, kur tu esi? Mums tavęs labai reikia. Geležie, kur tu geležie mūsų išsvajotojai? Nėra. Nu jau, kaip sakoma, get zad. O, girdžiu, kažkas čia kažkur vyksta. Turbūt po apačią, bet aš dabar dar nepasiruošęs tepaisiu eiti, nes man dar reikia pavalgyti pradžiai. Na va. Šlat. O! Škibidi, 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 šimbim, bum, bam, bam. Škibidi, bam, bam, bim, bam, bam, škibidi, į. Škibidi, bam, 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 nu va, pavalgim. O tai ką mum tada čia kažką daryti, jeigu mes galime tiesiog į sieną įsiraityti? Nu va, turime inkubatorių, lagerį, koncentracijos stovykla, minimizuotoje patalpoje. Nu va, jau visai puikiai sekas, pradžia nebloga. Ten mačiau yra kažkokia kabantys atėjo saimai, bet aš dabar čia nelabai turiu kada. Pirmas namas. Padarom referenciją ryto lietuvių egzaminas, tai va šitaip va, soidoša. Submarin, ne ką, jūs subscribe. Nu va. Įsikepsime koperį. Mums jo tikrai reikės ateityje, bet dabar nelabai. Turbūt pradžiai galime eiti į mūsų keivą, paeksplorinti daugiau. Paskėsim turbūt. Ne, bijau. Per daug rizikinga. Aišku, dar daug neprarašiau, bet vis tiek. Tai gal čia pirmą naktį iš vis taip pramuoš tą hardcore, taip retai žaidžiu visai, tai realiai. Nė vieno mobo nėra. Tos kaperis dabar manęs nedomina. Kažkaip tikrai tamsoka. Mum vūlo neužtenka, oh my gosh. Motherfucker. Creeper, amen. Bam. Not scared. Nu jo, oba. Leatherface'as.
Davai, ateik čia. Pyragaitį. Oba, išmeti kepurėlę. Labai gerai. Bam. Pirp. Nu ką, neblogai, neblogai, visai galėčiau pasakyti. Įtempta kova. Chicken! No! Kaip aš to vūlo pamiršau pasidaba, čia reikia per... O, arbūzai. Nemanam. Nu va. Nu va, arbūzai. Škybėdį. Tai mūsų ginklo sugės reikia naują pasigamint. Jo, nebloga naktelį. O, kiek skeletonų aš ten nerizikuosiu, va. O, šalia visai. Nu jo. Ble. Nu va, klausykit, neblogai. Oi, tu na! O Jėzau, aš net nepasiruošęs. O. Neturiu skydo, ne kažką. Ką daryt? O. Ką dabar man padarysi, ką? Gaiti. Aš čia. Здравствуйте. О. Но. А nori per kojas gaut, ką? Eik tu na! Eik tu nachui, blėt. O. Vos mūsų hardcore išlikimas nepasibaigė. Bam. Duok strėlės. Nu va. Kaip reikia žaist. Aš jų slebą išausiu, tada bus man paprasčiau. Vaizama vaidenas. Va tokį. Pam. Tai aš taip patėsiu, bet blemba galės mane nušaut turbūt. Nu jo. O. Ne tas receptas. O. Nu nežinau kaip čia gaunas. Bet į tą pusę, nu va. Minulis aukšta. Chicken techno. Bam. Nu tai ką, ačiū, kad žiūrėjote mano pirmą epizodą, čia buvo Saidoša ir iki kitų susitikimų.
YouTube kanalo Saidošaus puslapyje. Davai. I meant to get your phone!